Akcija Baltosios pirštinės reiškia, kad mums rūpi švarūs rinkimai. Ateik su baltomis pirštinėmis ir užtikrink Lietuvos rinkimų skaidrumą antrojo turo metu. Darom, tai gali padaryti ir tu. Prisijung prie Facebook įvykio Baltosios pirštinės ir pakviesk visus savo draugus. Savo nuotraukas ir video iš akcijos įkelk į mūsų puslapį, o apie negeroves praneš policijai. Pilietinė būk abejingas, sudalyvauk akcijoje Baltosios pirštinės. Mums gi rūpi, kas atstovaus mūsų Seime, ar sąžiningi politikai, ar tie, kurie nupirko jūsų balsus. Neleiskime nei pirkti balsus, nei jų parduoti. Neleiskime kitaip nesąžiningai įtakoti rinkimus. Ateikite sekmadienį pabalsuoti ir pabalsavę pasilikite stebėti savo apylinkės aplinką. Akcijos dalyvis, akcija, kaip mes sutarėme, turėtų pradėti po to, kada jisai balsuos rinkimų apylinkiai. Tuomet jisai apylinkės rinkimų komisijos pirmininkui praneš, kad jis dalyvauja toj pilietinėje akcijai ir iniciatoriai siūlo užsidėti baltas pirštines ir stebėti, kas vyksta aplinkoje rinkimų komisijos. Ne pačioj rinkimų komisijos balsavimo patalpoj, tą teisę turi stebėtojai tik tai, bet aplinka rinkimų komisijos prieigas. Ar nėra kokių tai balsų pirkėjų, ar nėra kokių tai pavėžėjimo rinkėjų. Ir visus pastebėtus faktus jisai turėtų pranešti visų pirma policijai. Akcija Baltosios pirštinės palaiko Vyriausioji rinkimų komisija. Vyriausioji rinkimų komisija palaiko pilietinę akciją, labai daug iš jos tikisi. Stebėjimas turi prasmę reikalingą iki balsavimo pabaigos 8 valandos vakaro. Pilietis, kada baigs, mes labai prašome, kai jis paskambintų telefonu 1855, tai Vyriausios rinkimų komisijos trumpasis telefonas, ir praneštų savo stebėjimo rezultatus. Policijos departamentas taip pat remia akciją Baltosios pirštinės. Ar žinai, kad gali dalyvauti akcijoje Baltosios pirštinės? Tikrai? O kada čia bus ir kur? Rinkimų dieną, sekmadienį visose Lietuvos rinkiminėse apylinkėse. Pabalsavęs gali stebėti aplinką ir iškart informuoti policiją, jei pamatysi ką nors įtartiną. O kiek laiko tai užtruks? Ir ar aš nesijausiu nepatogiai stebėdamas vienas? Ateik su draugais, gali budėti ir valandą, ir 2, ir visą dieną. Ei, kur galėčiau gauti daugiau informacijos? Kadangi Baltųjų pirštinių akciją palaiko Vyriausioji rinkimų komisija, informaciją gali rasti jų internetinėme puslapyje. Taip pat puslapyje mesdarom.lt ir Facebook'e. O, įdomu, tikrai dalyvausiu. O tu? Be abejo. Jūsų pagalba išties yra reikalinga visų pirma jums patiems.